Trys dažniausiai daromos klaidos deginant žvakę. Pirma klaida – nenukerpama dagtis. Jeigu nenukirpsi dagties, žvakė skleis dūmus ir degs į gylį. Jeigu degs į gylį, liks vaško ant sienelių. Negerai. Ką darom? Nukerpam. Aš naudoju štai tokias žvakių žirkles, kad nereikėtų purvintis rankų. Bet jeigu neturit, ne bėda, galit naudoti paprastas manikiūrinės žirklutes. Čiop čiop. Klaida numeris 2. Per trumpai deginama žvakė. Žvakę reikėtų deginti bent tol, kol išsilydo visas vaškas. Aš paprastai deginu apie 2-3 valandas. Tai tokios žvakės gesinti dar nereikėtų, nebent kažkur skubate. O tokią užgesinti jau galim. Trečia klaida – žvakės gesinimas. Kaip gesinam žvakę? Kai kurios žvakės turi dangtelius, štai tokius, galima užgesinti uždengiant. Kai kurie iš jūsų taip ir daro. Nedarykit, nes tuomet vaškas prisigeria dūmų. Užpūsti žvakę galima, jeigu skubat, bet geriau nereikia, nes tuomet dūmai pasklis po kambarį ir visas geras kvapas pasikeis į dūmus. Kaip teisingai užgesinti žvakę? Galima naudoti varpelį. Aš naudoju štai tokį įrankį. Labai paprasta. Nulinkiam dagtį į vašką ir atlinkiam. Viskas. O kaip gesini žvakę tu? Parašyk komentaruose.